Productions. Viskas kyla ir leidžiasi, kyla. Laivo šmėkla, nubėgusi, tušas. Į žodyną sudėjusi, tyla. Tu matai, kaip nevyriškai mušas. Mano krumbliai į plyštančią stygą. Tavo muzika venom pasklido. Neįleisi manęs, gausi ligą. Neįleisi, nebus kas išgydo. Pasirinkimo tokio kaip ir nėra, tai yra laisva valia, kas sutinka prisimti labai tokią didelę atsakomybę ir sunkų darbą, iš tikrųjų labai sunkų darbą. Nes rašančių eilėraščius Lietuvoje yra beveik 3 milijonai ir visi norėtų patekti. Bet kuris rašo, eiliuoja arba bent jau užstalės dainą yra parašęs, vis tiek nori patekti. Tai sakiau, kad, jeigu jūs man leisite būti labai griežta, tai sudarysiu aš tą almanachą šiais metais. Ir sako, gerai, bus plona knyga, mažiau išlaidų, krizė. Ir neišėjo, jinai labai plona, kaip matot, pakankamai toks solidus tomelis, bet turinys turėtų jūs pradžiuginti, nes sudėjau gerų poetų, gerus eilėraščius. Atmečiau visą, kas mano galva atrodė, nėra tai, ką mes galėtume pasakyti, bet laikau rankų lietuvių poeziją ir už tai galiu pasakyti, kad tai tikrai geras dalykas. Savo poziciją tokią norėjau išsakyti rašytojų suskirstydama į kartas. Kartų klausimas yra, kaip ir visa kita gyvenime, labai reliatyvus ir tai yra, žinoma, sąlyginis dalykas. Bet teko pabendrauti su žmonėm, kurie sako, mes tie 30-ųjų gimimo vytautiniai visi, turim kažkokį ženklą. Paskui kiti vėl kažkokios kitos, 60-ųjų, bet mes irgi turim savo ženklą, savo žodyną, savo kažkokius tai kuo sekėme arba panašiai. Ir taip susidėliojo toks man principas, kad galima sudėti tomis kartomis. Ir čia yra sudėta dešimtmečiais, nuo 30-ųjų. 30-ųjų gimimo karta pradeda ir baigia 90, turbūt, žodžiu, 17-mečiai baigia. Labai geri poetai 17-mečiai. Kai lyja ir lyja ir lyja. Sveika. Ką veikia, kad šitaip ilgai neatsiliepai? Ir kaip įdomu. Tai gerai tau. Aš nieko būnu savo tiek. O tu? Aha, tai smagu girdėti. Ne, nieko nežinau. Ką tu sakai? Iš seniai? Vis kaip nors.
Išsikapstys, jis visada išsikapsto. Čia taip bjauru, žinai. Nedaug diek, nelinkėčiau ne priešui. Viskas kažkaip nublankė. O ir oras toks, tik išeini pro duris kaip į betonmaišį ar betonmaišį. O pas jūs nieko savo, jau pamiršau, kaip atrodo. Kas čia bus nauja? Tas pats per tą patį. Kasdien vis ta pati plokštelė. Lyg būtų įstrigę, kas keičiasi, žinoma. Metų laikai ir aš pats. Kaip keičiuosi, senstu, kaip dar kitaip. Ne, tu tai man visada. Vis prisimenu tave nuogą. Turiu ką prisiminti, jokių dienų. Kaip buvo gražu man. Nieko. Kaip nors ištempsi. Sumokėjau užvakar. Ir iš bado nemirštu. Nebijau, neprapulsiu. Tik šiaip jaučiuos kažkaip kaip keistai, kad nežinau net, nesergu, nėra nuo ko pervargti. Sapnuoju visokias kvailystės, kad einu užsimerkęs greitkelio viduriu, pavyzdžiui. Sakau, kvailystės ir tiek. Žinai, mano sąskaita baigėsi, tuoj mus išjungs. Bet aš tau dar paskambinsiu, tik pasipildysiu ir paskambinsiu. Būk, tebe myliu. Nebūdingas negyvai gamtai, alsuoju iš meilės tau, neapykantos tamsai gličiai, nebūdingos šaltiems akmenims, pamestiems ant šio kranto, kaip beje nebūdingos ir mano išpuikusiai lyčiai, apskritai nebūdingos, nes vos tik tai nakčiai užėjus dar pavasarį pamenu, šitoks siaubingas kurkimas pakilėdavo taip, kad išėjęs iš proto į vėjus. Nepašlovintų joks dulkinų pakelių piligrimas, neišreikštų stipriau, per laikus ir erdves šitas gūsis, kaip į slyvų lapus į gegužį, ne viskas dar baigta. Nors naktis vis artyn, o tamsa lyg kalėdų dar pūsis, pasėjimus netobulą žmogų ir tobulą daiktą, kuo toliau nuo mirties, tuo arčiau, prie pavasario burtų tegul slenka širdis, tegul daužos ir šonkaulių grotas, šis peizažas ištemsančios meilės, išauštančios smurto, tai ateina žiema, tegul viską užpusto nemotais, nevaisinga diena, neteisingas gyvenimas, skyla, antkapinis dangus, nei daugiau, nei mažiau, nieko naujo, šąla, žvaigždės properša, šunis sukežina tylą ir prasimuša pilnas mėnulis iš kūno ir kraujo, koks dar norėčiau pabūti, orus, prakilnus ir mielas žmonai, pakęsti vaikus ir šunį, nusenusią mamą karšinti, rūpintis laikinų kūnų, amžiną sielą, kreipt nuskaidrėjimo link ir prieš grožį praradus amą rimti tauriai artėjant. Ir šitaip kas metai po rievę užsiaugint prasmės suvokimą, šviesint, kol neliktų šito buko manęs, kuris vapą išgraužk mano Dieve, suformuok mano įvaizdį taip, kad iš ryto pasnigtų. Ir kai nėra krypties buvimui, kai išnyksta prasmės, inkščiu ir lūpas kandžioju, riaumoju, kliedžiu, aš atmetu, nusimetu, išsirangau,
daiktai pavirsta tuštuma, kurioje budizmas stringa ir Kristaus žydiškumas trupa. Žemės duona yra vienintelis matmuo, kuriuo pasitikiu. Mėnulio kalendorius, pūvanti žolė, katės budrumas, vanduo, 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 tai jiems nereikia liudininkų, jie yra, o aš blaškausi, nežinodama, kur mano pamatas, į ką aš atsiremsiu, kai staiga ateis mirtis. Ir išsives mane į slėnį pilną ieškomos ramybės, ir išsives mane tenai, kur tuštuma yra dainuojanti tyla, ir viskas tik tai švarus buvimas, be reikšmių, kur mano veidas bus vienintelis ir nepakeičiamas, išplautas ašarų, subraižytas pavydo, klykiantis iš skausmo. Mirtis parodys, koks jis vaikiškai graudus ir niekad neužaugęs, paklydęs labirinte, taip ir nesuradęs meilės. Nes meilės mes išmokstame vaikystėje, sėdėdami prie stalo, vakarienei padengto. Už lango, kai šviečia mėnuo, pildamas į mūsų širdis ilgesio sidabrą, ir mes nujaučiam, koks gilus yra tas amžinas vanduo, kurio visi mes alkstam, pasinerti, susirieti. Ir jei tave išrauna ir palieka vieną, ir tau nėra prie vakarienės stalo vietos, jei esi už durų, jei niekada to šventumos tavoj lėkštėj nebuvo, o taip norėjai paragauti, ryti šilumą ir jausti gerą. Iki ateis mirtis, tu sirgsi troškulį ir prašančiom akim klebensi viešpačių duris, kasdienės mūsų duonos, atleiskite, ir aš atleisiu, aš. Už ką? Mirtis man tiesia baltą lėkštę ir pila pieną pilnaties dosnumą, kurį aš gersiu godžiai, kol nurimsiu, kol užmigsiu. Ir kai nubūsiu, man bus leista atsisėsti prie stalo vakarieniai padengto, aplink vaikai čiauškės, ir aš dalinsiu jiems po lygiai, ir duonos kvapas mus visus sujungs. Turėjau tokį bičiulį, kuris buvo vienuolis, pranciškonas, dabar jau kunigas, Bernardinų bažnyčioje, jis mane kažkaip ko nereikdavo ir taip švelniai traukdavo per dantį, sako, tai tu apsispręsk, tu katalikas, tu budistas, tu, reiškia, kas tu toks, sako, tu negali būti ir tas, turi apsispręsti. Ir aš kažkada grįžau namo ir apsisprendžiau, parašiau tokią dainą. Aš užmiršau visus vardus, aš neprisimenu naujų, kurie skambėtų šitaip aiškiai, atsiklaupęs juos tariu, skaityti šventą raštą, pasiaukojau ir guliu, šaukiu hosaną po Bodhisattva bėgu vidurio keliu. Iš amžių vieškeliais penkiais atrieda triguba tiesa, Alachas šoka vaidilutėm, lūžta dieviška šviesa, apaštalai čakrų stivinus prikišo pagalių, šaukiu hosaną po Bodhisattva bėgu vidurio keliu. Gali kiek vėl nusilakti, užauginti šešias rankas padauti, laužyti nuo medžio giminės, visas šakas užkelti koją ant galvos, jei tik gali, aš negaliu, man mano kojos reikalingos eiti vidurio keliu. Ir niekas niekam neprivalo sutrukdėstyti, balsu mosuoti kaukolėmis gralių, neišsigąsti, jei baisu ar tavo pažiūros raudonos, mano pažiūros raudu tikiu, man tai rengėjai šviesą, nes ta šviesa esi ir tu. Joy
Žagore, naujosios Vilnios pakrašty Antanas pirko Eskimo, sako, valgy kol karšti, o man priklauso medituoti, atsiklaupus ant lubų, mano kelias viduryjo, aš neskubėdamas skubu. Ir už Vilniaus šiaurę leidosi man 52 mergaitė, sėdi prieš turvalą keikėsi, Šventų Petru, sako, o niekšas neįleido, aš įleisiu, jei galiu, rengtis laikas pavaikėti mano vyriam keliu. Atvažiavo kompanija iš Lietuvos poetų, kadangi emigracija vis didėja, mūsų visi skaitytojai praktiškai yra, poezijos skaitytojai yra emigravę. Tai mes atvažiavom pas juos tiesiog. Tavo muzika venom pasklido, neįleisi manęs, gausi jėdą, neįleisi, nebus kas išgydo. Ir žudys sekundės, tik dviesi, laikrodukui su kruvine nosį, visamžių prie kojų gulėsiu, tik manęs niekada neužuos. Visamžių prie kojų gulėsiu, tik manęs